Gal jį kas nubaudė? Pririšo prie mašinos, dabar kankino? Ne, čiagi sūnus Sysas, tėvas Sysa tampo po laukus, nu. Tai gal vertėtų labiau po teismus patampyti, a? O, ko tu toks piktas? Kaip nebūsi piktas, jeigu pernai metais čia mano bulvės buvo pasodintas? Dabar įtariu nebus. Aš galvojau, kad viršininkai tik ant mūsų važiuoja, o jie pasirodo ir per laukus. Bet tiek to. Bet tai klausyk, taigi jis netoks jau ir blogas. Mitinguose geresnio gyvenimo reikalauja. Nu, jis turėtų išsireikalauti. A? Šiais metais įtampo Seimo mašiną po laukus suslydėm, kitais metais jau tampys kreiseris po Baltijos jūrą. Kreiseris. Tai jeigu gali naudotis, tai ir naudokis. Nu, pavyzdžiui, jeigu mane išrinktų į Seimą, tai aš jau bulvėm traktoriaus tikrai nebesamdyčiau. Sūnų už vairą, plūgą prie mašinos, pats už rankenų ir... Nu jo, gal tu ir teisus. Bet man, žinai, vis tiek gražu, kad tėvas taip prie sūnaus prisirišęs. Retas atvejis dabar. Ne, man atrodo, čia jis dabar treniruojasi, kad kalnuose būtų lengviau. A, nu taip, aišku, Seime pailsėjo, o dabar reikia pasitreniruoti ir į darbus. Nu. Ja, man atrodo, žinai, kad mūsų parlamentarai galėtų dirbti mašinų bandytojais. Taip, tegul Seimas sudaro sutartį su Volkswagen koncernu, o jie tai jau tikrai nenusivils. Nu, ir mūsiškiai neturėtų apvilti. Taip. Juk ir po Ispanijas važinėja. Nu. Ir pienai su pieno perdirbimo punktus vežioja. Ir va, suslydėm tampu. Man atrodo, Volkswagen specialistai apaktų sužinojo savo mašinų galimybės. Teisingai. Jie net nesapnavo, ką gali jų mašinos. Be to ir reklama puikiai, juk socialdemokratai tai įpratę būti tampomi. Jo, matau, kad iš tikrųjų įpratę. Klausyk, o Paksas sūnų turi? Atrodo, turi. Ot norėčiau, kad Paksas išrinktų Seimą, įskirtų jam tarnybinį lėktuvą. O kam? Norėčiau pamatyti, kaip sūnus tėvą padebesiais tampo. Nu gerai, reikia eit padirbėti. O ką? Eisiu, kolų prismailinsiu. Čia prismaikstysiu, tegul treniruojasi.